Sveikučiai, sveikučiai, pradedam seminarą, pradedu seminarą apie pinigus, blokuojančius įsitikinimus. Tai kažkas panašaus kaip krepšininkas meta tritaškį ir blokas. Ir tas pats ir žmonėm, tik gal to bloko nesijaučia ir tas blokas pasireiškia taip. Pavyzdžiui, žmogus nori kažką pirkti, bet neturiu pinigų. Iš kur šitas? Žmogus kažką nori, bet dabar gal, arba tas jausmas, kada moki už kažką ir gal suma truputėlį didesnė ir tas jausmas labai toksai, lyg tai kažkas negerai viduje, lyg, atsisveikinimas su pinigais, lyg tai praradimas tų pinigų, nors ir aš kažkokį daiktą gaunu, bet to daikto gavimas yra mažesnė kompensacija ir tas skausmas gali būti atsisveikinimas su pinigais toks lyg praradimo, nesaugumo. Labai įdomu. Tai va, aš žinau, kad jums šita tema, pinigų tema ir įsitikinimų tema akivaizdi ir svarbi. Ir galbūt kažkam nesvarbi, tai kam nesvarbi, nežiūrėkit. Tai va, judam tada prie skaidrių. Skaidriukės. Ir pradedu nuo šito vyruko. Šitas vyrukas gerai visiems žinomas. Arnoldas Švarcnegeris. Gal yra kažkokių jaunų žmonių, kur, čia toks iš senesnės kartos, galima sakyti, nuo Konano Barbaro laikų. Tai kuo mane patraukė šitas aktorius, kad man, pavyzdžiui, jisai yra autoritetas sporto atžvilgiu. Ir man jisai yra to autoritetas, kad aš sportuoju nuo jaunų dienų, nuo paauglystės. Ir man sportas, jisai ištempė mane iš visokių juodų minčių ir tiesiog tai motivacijos dalis, tai prasideda mano rytas. Ir jisai sako, you can have results or excuses, not both. Tai lietuviškai tu gali turėti priežastis arba rezultatus. Tu gali turėti rezultatus arba pasiteisinimus. Neabu. Šiaip gali kažkas sakyti, gali turėti ir abu. Ir, gali turėti biškį rezultato, truputėlį atsikalbinėjimo, gal truputėlį darau, bet pažiūrėkit dabar, pavyzdžiui, skrendat atostogų, ne? Ir, lėktuvas biškį skrenda, bet biškį neskrenda. Kokia kelionė. Ne kažką būtų, nes kur tu nuskrisi su pusiau skrendančiu lėktuvu ir kokia bus kelionė. Ir dar tu norėsi skristi atgal su to lėktuvu. Atgal namo. Tu sakysi, gal važiuoju autobusu arba traukiniu. Palauk, ką aš vėliau išleisiu balkoną. Gerai, kad jie čia miaukia man. Tvarko, judam toliau. Netikėkit ne vienu žodžiu, ką aš sakau. Ką? Galvokit ir jauskit patys. Galvokit, nes galbūt mano pavyzdys jums nelimpa. Bet po to pavyzdžiu galbūt rasit savo kažkokį savo atsakymą, ar kažkokį, ką tėvai sakė, ar ko nesakė, ar kaip ten buvo, kaip viskas vyksta. Ir galvokite patys. Nes kai aš kažką sakau, pažiūrėkit, ar tai jums rezonuoja, ar tai kažkiek tai yra susiję. Ir pakomentuokit, būkit geri, pakomentuokit. Žinau, kad šita informacija galbūt nėra nauja. Ir paprasčiausiai klausydami pastudijuokit irgi, ką tas jums reiškia. Čia ką aš sakysiu šitam seminare. Ir netikėkit ne vienu žodžiu, galvokit patys. Čia psichologija išsiaiškino, kad taip veikia visas mechanizmas. Tai kaip mes gauname rezultatus ir nuo ko viskas prasideda. Tai pirmiausiai ateina mintis ir tada ta mintis sukelia kažkokį tai jausmą ir tada yra kažkoks tai veiksmas, kažkoks elgesio variantas ir tada mes turime rezultatą. Rezultatas gali būti neigiamas arba teigiamas. Protui tai nėra svarbu, rezultatas koks. Pasąmoniai nėra svarbu, jis tiesiog eina tiesiog į vykdymą. Tai tiesa, kai kurie gali ginčytis, kad ne, pirmiausia ateina jausmas. Tebūnie. Galite, jeigu jums patogu, sukeisti jausmą su mintim ir viskas to gerai. Dabar, jeigu jūs pabūsit su to jausmu, pamatysit, kad už to jausmo yra kažkokia mintis.
Tada, kad ateina mintis, pavyzdžiui, aš neturiu pinigų. Ir tada ateina kažkoks jausmas, pavyzdžiui, perkant kažką, ar aš norėčiau išvažiuoti kažkokią kelionę, ar kažką, ar automobilį naujesnį, bet aš neturiu pinigų. Ir tada koks jausmas? Nu, toks truputėlį neskanu, truputėlį susimažinimas. Ką tai palauk, darau seminarą. Ir susimažinimas. Ir paskui koks veiksmas? Nu, tiesiog lūpą kandęs, bus, nu, bus gerai šitą mašiną. Ir tada koks rezultatas? Nu, toks gal kartėlis, gal, nu, ką, darau seminarą. Ir toks rezultatas, kad, nu, tiesiog žmogus mažėja savivertė, tiesiog gal paplakti save galima ir taip toliau. Tai dabar pasakykit man, ar norėtumėt kitokio rezultato? Sekantis skaidrė. Programavimas, va iš kur ateina ta mintis. Tai psichologija įsiaiškino, kad nuo mažų dienų iki maždaug 7 metų susideda viskas, jau suprogramavo mums, sudėjo programėlės. Ačiū labai visiems, kas sudėjo, aš irgi labai dėkingas. Tik kaip čia, kad sudėjo nelabai kokias programėlės. Ir, nu, būna, kad aukos pozicija pasimato. Labą dieną, aukos. Būna, kad nevykėlio kažkoks pozicija. Čia irgi paslėpta aukos. Būna, žmonės pradeda gert. Iš kur visą tai? O dabar kalbam apie pinigus. Pagalvokit, ką tėvai ir aplinka pasakojo, kokie buvo atgarsiai, kokie prisiminimai apie pinigus. Ir matot, tada programavimas sukelia tam tikras mintis, šauna tam tikra mintis į galvą, tada ateina jausmas ir ateina veiksmas, truputėlį, va. Ir tada ateina rezultatas. Ir jeigu ateina mintis ribojanti, ateina jausmas susijęs su tuo. Ir tada elgesys ir veiksmas irgi lygiai taip pat, tiesiog žmogus neturi pasirinkimo. Pasirinkimas kaip ir yra, bet viduj kažkas tai lyg blokuoja. Jis lyg tai žmogus norėtų turėti geresnius finansus, daugiau pinigų, ar vietoj mažo buto namą, ir išvažiuoti į atostogų ir išleisti daugiau pinigų. Bet tiesiog nėra kaip. Ir tada rezultatas toks, kas yra. Tai dabar galime pasižiūrėti, kaip turtingi žmonės daro, kokios jų mintys, kokie jų jausmai, kaip jie jaučiasi, kokia jų savivertė ir kaip jie elgiasi. Ir tada kokius turi rezultatus. Apie tai šneka NLP, neurolingvistinis programavimas, ir aš esu NLP coacheris ir labai gražiai išsipakuoja. Galima iš tikrųjų NLP, kas yra NLP trumpai, tai yra sėkmės įrankiai, kaip sėkmingai turėti tam tikrus santykius. Dabar konkrečiai mes kalbam apie santykius su pinigais. Tai reiškia, kad jeigu galima būti varguoliu, mąstyti kaip varguoliui, jausti kaip varguoliui, varguoliui sąlyginai. Veiksmas kaip paprasto žmogaus rezultatas toksai. Galbūt jums pinigai yra vertybė, kuri yra galbūt paskutinė vietoje ir galbūt jums yra labai patogu ir ten, kur esate, viskas liuks. Bet jeigu jūs norite daugiau, jeigu jūs norite, pavyzdžiui, padvigubinti savo algą, kas visiškai įmanoma šiais laikais, interneto laikais, viskas yra įmanoma. Tai dabar pažiūrėkime, kaip mąsto turtingas žmogus, kokios jo mintys. Aš galiu sau leisti. Aš rasiu būdą, kaip gauti. Aš rasiu būdą, kaip tai pasiekti. Aš rasiu būdą tokiu tapti. Ir koks tada jausmas? Ir koks tada veiksmas? Ir koks tada gale rezultatas? Ir dabar galim pasižiūrėti, kaip formuojasi įsitikinimai. Kad jau prakalbam apie įsitikinimus, tai įsitikinimai formuojasi 2 būdais. Tai pirmas būdas yra žinios. Žinios ir informacija. Tai pavyzdžiui,
Antanas nusipirko Volkswagen automobilį ir sako, kad to modelio automobiliai, jie turi va tokią problemą. Ir tu tada žinai, kad, okei, tai apie tuos, ir tada iš kito dar žmogaus išgirdai, kad apie tuos. Dar internete pasiskaitai, tie automobiliai turi tam tikrą problemą, ne? Arba buvo tokie automobiliai, Mazda RX-8, man atrodo, su rotoriniu varikliu. Ir jie viskas ten gražiai važiuoja, tik kartais tas rotorinis variklis būna nusprogsta ir tada ten reikia visą variklį keisti, tu negali jo remontuoti. Paprasčiausiai aš tokio automobilio neturiu, niekad neturėjau, bet mano galvoje yra įsitikinimas, kad su tuo ten yra atsargiai. Lygiai taip pat kaip Birutė investavo į kriptovaliutas, į bitkoiną ir ten kažkiek tūkstančių eurų ar svarų ar dolerių dingo. Ir mes girdėjom dar ir per žinias, ir ten, iš kažkokių autoritetingų šaltinių ateinanti informacija, jinai suformuoja mums įprotį, įsitikinimą. Ir tada tas žmogus, kuris tą patirtį gavo, tada čia einam į antrą. Tai pirmas yra, kaip formuojasi įsitikinimai, tai per žinias ir taip sakyti, informaciją. Ir antras dalykas, per ką formuojasi, tai per asmeninę patirtį. Nes jeigu aš savo kailiu patyriau, man tas įsirašė 100%. Jeigu mano draugo ar kažkokio autoritetingo žmogaus, aš ten kokio didžio psichologo, kokio straipsnį, yra taip ir taip, aš dabar žinau, kad yra taip ir taip. Ir jeigu kažkas tai šneka kažkokioje šalyje propagandą, kažkas sumelavo, nes per socialinę mediją negatyvios žinios plinta 6 kartus greičiau, tai tie įsitikinimai gali būti labai klaidingi. Tai žiūrim tada va čia. Vieną per patirtis, kitą per informaciją. Per patirtis asmeninės, antrą per informaciją ir žinias ir taip pat kažkieno pasidalinimą, kažko patirties pasidalinimą. Tai tada gaunasi, kad aš nekaltas. Jie kalti, kad mane tokį padarė, tokį suformulavo, tai tas formulavimas tada ir programavimas tada gaunasi ne mano kaltė, kaip čia dabar aš toks suprogramuotas, ne, tai ką dabar man daryti? Gerai, einam toliau, gilinamės toliau. Kaip konkrečiai tas programavimas atsiranda? Tai kalbos programavimas iš aplinkos. Tai konkrečiai, ką tėvai sakė? Ką tėvai sakė apie pinigus? Ką kalbėjo? Galbūt buvo konfliktai šeimoje apie pinigus. Ką kalbėjo apie turtingus žmonės? Ką kalbėjo apie apskritai su kitais suaugusiais? Galbūt ne tik šeimoje. Ir galbūt aplinkoje buvo koksai gal giminių susitikimas. Ir akivaizdu, kad vaikas geria kaip kempinė viską, kas aplinkui yra. Ir galbūt šeimos kokiam susitikime ar kokiam gimtadienį, koks dėdė ar teta kažką pasakė. Ir kiti suaugę, jie atsisuko ir taip rimtai pažiūrėjo. Ir vaikas suprato, kad tai yra svarbu. Ir tiesiog įlindo programa. Ir kartais netgi sunku rasti tą. Bet tiesiog pabūkit su savim, raskit laiko savo pasižiūrėti kalbos, elgesio ir asmeninių patirčių tokį, pabūkit su savim, panalizuokit, kur iš tikrųjų ką sakė ir pradėsit po truputėlį lysti. Sekantis yra elgio programavimas iš aplinkos. Tai ką tėvai darė, ką tėvai kaip su pinigais elgėsi, kaip elgėsi kažką perkant, ar kaip kažką sakė, kai tarkim, prarado pinigų. Ir vėlgi kažkokie konfliktai, kaip elgėsi konfliktuose dėl pinigų, galbūt šeimoje, ar su kažkokiais draugais, ar su giminėm. Ir kaip vieną iš jūsų paveikė, kaip tave paveikė elgesio tas tėvų, ar kas tave užaugino, seneliai. Kaip elgesio variantas paveikė įsitikinimus apie pinigus. Nes vėlgi, aš žinau, kad vaikai tiesiog geria viską, pasąmonė atvira, iki 7 metukų geria viską, kas matosi. Ir trečias
dalykas, kaip formuojasi programavimas, tai asmeninės patirtys ir įvykiai. Ir tai vėlgi susijęs su aplinka ir kaip mažą mergaitę ar mažą berniuką paveikia kažkoks įvykis ar patirtis, kada galbūt berniukas ar mergaitė pametė 5 litus ar 5 rublius ar 5 eurus ar didesnę kupiūrą ir tiesiog tėvai stipriai subarė. Ir koks tada įsitikinimas berniukui lindo, kad jeigu turi pinigų, tai yra baisu, tai yra kažkokia grėsmė, tai yra kažkas gali nubausti. Ir pasąmonė yra labai tokia kaip mažų vaikų būrys. Tiesiog pasąmonė griebia kažkokią idėją ir su ta idėja lekia. Nesvarbu, ar ta idėja yra pozityvi ar negatyvi. Tiesiog, kai jūs priėmėt kažkokį sprendimą kaip tiesą, kažkokį teiginį kaip tiesą, iš pasąmonės eina tiesiai į vykdymą. Tai paanalizuokit, pažiūrėkit, raskit laiko savo, kokios asmeninės patirtys, asmeniniai kažkokie įvykiai, kai buvot vaikais, buvo su tėvais. Galbūt kažkas buvo, kur jūs sukėlėt kažkokį didelį, ar gal nelabai didelį, bet kažkokį nuostolį. Buvo man asmeninis toks, kur aš mečiau akmenį, čia dar rusų laikais buvo, ir pataikiau, bet aš nežinau, tada nuo tų laikų kažkaip aš mečiau akmenį ir lyg tai kiti vaikai metė, ten kažkaip per krūmus ir pataikiau į kito automobilio priekinį langą. Tai buvo Žigulio langas ir man atrodo kainavo apie 100 rublių. Tai buvo daug ir mane tėvai barė. Nu, dar su šitų reiks padirbėti. Va taip ir išlenda. Ir aš kai atsimenu, aš lyg mečiau, bet lyg ir kitas kažkuris metė ir toks nebuvo pas mane, tam amžiui nebuvo to pinigų, to jausmo, to, kiek kainuoja uždirbti tos pinigus, to ryšio nebuvo, man tiesiog buvo kupiūra. Ir taip įsitikinimai įlenda, nes vaikas nesupranta, kas tas pinigas. Nes kai daro tokį bandymą, tokį juoką su vaikais, duoda 20 eurų, ar ten rubliai dar atsimenu būdavo, tai duodavo, tarkim, 25 rublius vieną kupiūrą ir duodavo 5 po 1 rublį. Ir aišku, vaikas imdavo 5 po 1, nes atrodo, kad daugiau. Tai čia toks įrodymas, kaip pas vaiką tiesiog dar logika ne tik tai formuojasi ir viskas, ką žmonės daro, ką sako, tiesiog subėga tiesiogiai. Žmogus mokosi, mažytis žmogus mokosi, kaip gyventi, kaip išlikti šitam pasaulyje, kaip rasti tą elgesio šabloną, kuris būtų priimtinas. Ir akivaizdu, kad vaikai randa, kaip prisitaikyti, kaip gyventi šeimose, kaip gyventi šiam pasaulyje ir sugeria visą tėvų, ar kas juos užaugino, tą informaciją ir tai eina iš kartos į kartą. O tėvai nekalti, tai tėvai kaip mokėjo, geriausiai taip dalinosi. Taigi, šitą jau truputėlį irgi apžvelgiam. Tai dar kartą, kalbos programavimas yra, ką tėvai kalbėjo apie pinigus ir apie turtingus žmonės, vienas. Antras, elgesio programavimas iš aplinkos, kaip tėvai elgėsi su pinigais, su finansais, kažkokie konfliktai buvo, ar kažkoks trūkumas šeimoje, ar galbūt buvo praradimas. Ir vaikas, gali būti net ir taip, kad vaikas prisėmė atsakomybę už tą dalyką. Ir logiškai tai visai bus, ką, bet emociškai. Va čia ir yra triukas tarp širdies ir proto. Ir paskutinis patirtis ir įvykiai, kokie negatyvūs įvykiai vyko praeitį, kurie susiję su pinigais, asmeniniai, kur kažkokios gali būti ir nebūtinai vaikystėje, gali būti jūs investavote ir praradot pinigų, gimė apvogė. Ar gali būti giminiai kažką apvogė, ta prasme, iš senesnių kartų. Ir aš esu girdėjęs, kad netgi genetikoje yra šitas, nes pinigų baimė
išgyvenimo baimė yra susijusi su pinigais, nes pinigų energija yra stipri ir jeigu tai susiję su išlikimu ir aš turėsiu daug draugų, jeigu turėsiu daug pinigų. Jeigu aš turėsiu daug pinigų, jeigu kažką užmušė šeimoje, aš esu girdėjęs, kad tai persiduoda net ir per genetiką, nes pinigų energija dar kartą yra labai stipri ir susijusi su netgi išgyvenimu, nes jei tu turi pinigų, tu turi už ką gyventi. Jeigu tu neturi pinigų, nu, tai gyvenimas gatvėje ir ne kažką. Kaip keisti įsitikinimus apie pinigus? Tai pirmas, ar tai tiesa? Ar tai tiesa, ką man tėvai sakė? Ar tai buvo tiesiog tokie laikai? Ar tai buvo tiesiog kitų žmonių, mano tėvų, kas mane užaugino, patirtis? Ar tai buvo galbūt, aš užaugau tokiai šaly, tokiai santvarkoj, tokie buvo laikai, tokie buvo išsilavinimai, tokie buvo finansiniai supratimai, dabar yra kitaip. Ir va čia, atsimenat, seminaro pradžioj sakiau, netikėkit nei vienu savo žodžiu, netikėkit nei kiekvienu mano žodžiu. Apsukau. Dar kartą, netikėkit nei vienu mano žodžiu. Pradžioj seminaro sakiau, o dabar netikėkit nei vienu savo žodžiu. Nes kiekvienas jūsų žodis iš tikrųjų atsikartoja iš giminės, iš kartos į kartą. Ir sudrebinkit tą įsitikinimą, ar tai tiesa, ar tai tikrai tiesa, kad aš dabar negaliu sau leisti to ir to. Ar tai tiesa, kad aš neturiu pinigų? Kas man tai sakė? Ar tai tiesa, kad mano tėvai taip gyveno, kaip jie gyveno? Ar tai tiesa, kad seneliai irgi taip gyveno ir ne, nes juos tik tai išmokino praėjusi karta. Tai reiškia, kad galima išmokti kažką kito. Galima įsidėti naują kažkokį įsitikinimą. Nes šiais laikais viskas yra informacija. Jeigu tu moki sukurti internetinį kursą, jeigu tu moki atsistoti prieš kamerą ir pasidalinti, jeigu tu moki pravesti jogos sesiją, jeigu tu moki pamokyti to amato, kur tu moki kažką, vis tiek moki. Jeigu tu moki parduoti savo paslaugas darbdaviui, tai tu gali parduoti tas paslaugas kitam už daugiau ir tu gali pakelti kvalifikaciją. Ir tada savo tą seną tiesą pakeisti naują tiesą. Nes kas yra tiesa? Tiesos apibrėžimas, dėmesio. Tiesa yra mintis, kurią tu galvojai ir jinai tau pradėjo duoti rezultatą. Dar kartą. Tiesa yra mintis, kurią tu galvojai daug kartų ir ta mintis tau pradėjo duoti rezultatą, nesvarbu pozityvų ar negatyvų. Ir tai taip pat yra įsitikinimas. Tiesa, kuri duoda rezultatą, yra mūsų įsitikinimas. Nes tai mano tiesa, aš tuo tikiu. Klauskit dar kartą, ar tai tiesa, ką aš girdėjau būdamas mažas? Antras, kaip keisti įsitikinimus apie finansus, apie pinigus, tai kitų žmonių patirtis. Tai, ką aš girdėjau, ką mačiau, ką jaučiau, kas sukėlė jausmus, tai buvo mano tėvų, ar kas mane užaugino, ar kažkieno kito iš aplinkos. Tai buvo jo tiesa. Tai buvo jo, to žmogaus, tų žmonių tiesa, tų žmonių patirtys ir tie žmonės elgėsi taip, kaip sugebėjo geriausiai. Viena iš NLP neurolingvistinio programavimo nuostatų sako, žmogus elgėsi duotuoju atveju geriausiai kaip sugeba. Netgi jeigu jis eina vogti, netgi jeigu jis meluoja. Už to stovi kažkokia pozityvi intencija, už ten stovi tiesiog žmogus rado variantą, kaip elgtis
ir jis tai daro tiesiog suvokdama, automatu galbūt, bet tiesiog esmė jisai taip daro geriausiai kaip sugeba. Ir jeigu jis priima kažkokį rizikingą sprendimą, tai tik todėl, kad jo tokios vertybės, tai tik todėl, kad jo tokie įsitikinimai. Ir tai yra kitų žmonių patirtys. Tai yra antras būdas, kaip galima keisti įsitikinimus apie pinigus. Ir čia gaunasi perprogramimas. Čia dabar iš kito žodžio. Nesvarbu. Gal turbūt, kad P raidės trūksta ir negaliu perskaityti. Tai kai vyksta programavimo pakeitimas, ateina įgalinanti mintis. Ir tai yra ilgas darbas, ir tai yra tiesiog procesas. Tai jeigu jūs galvojat, paklausysiu šitą seminarą, papasakok, tu man čia kažką, papasakok. Tai yra ilgas darbas, kuris duoda vaisius, lygiai taip pat, kai jūs pasodinat kažkokį tai ar medelį, ar pasėjat daržą, nusiperkat pomidorų, pasodinat, gi neužauga iš karto. Ir lygiai taip pat, kaip vaikas mokosi vaikščioti, jisai neatsistoja iš karto. Reikia, kad raumenys sustiprėtų, reikia, kad už tai kūdikis su kojytėm, su rankutėm mosikuoja, jisai kačialkiai, jisai džime realiai, kai luvytėj gulės. Ir kai jisai pajaučia, kad jau pasiruošę kojos, jisai griebia už kažko ir bando stotis. Dar nepasiruošę, dar ne. Vėl bando stotis ir tada atsisėda. Jau atsisėdau. Ir tai viskas vyksta automatu. Ten nieks nieko negalvoja. Tiesiog, kada pasiruošęs yra žmogus, ar gyvūnas, ar gamtoj, tiesiog visi, jeigu pasiruošę, jie daro. Vienintelis žmogus, jisai pagalvos, gal man nepasiseks. Jeigu tu esi pasiruošęs, pasiruošusi, teik į mano coachingų sesiją. Taigi, ateina mintis, įgalinanti mintis. Tada kitoks jausmas iš perprogramuoto proto. Ir tada ateina kitoks veiksmas. Nes jeigu viskas sukasi tik tai galvoj, mintys ir jausmai kažkur kūne ir nenueina į veiksmą, tai tada visa energija sukasi galvoj ir jūs darote tokį fenomeną kaip prokrastinacija. Tai yra atidėliojimas. Ir tada galim nubėgti į pirmą skaidrę, kur Schwarzeneggeris sakė, arba jūs turit priežastis ir atsikalbinėjimus, arba jūs turit rezultatus. Tai jeigu nenueina į veiksmą, o dabar jau kai naujos programos bus įdėtos, įgalinanti mintis, naujas jausmas, galbūt netgi emocija užsidegimo, kažkokia aistra, atrasta gal kažkokiam naujam dalykui. Ir tada veiksmas. Mažas veiksmų planiukas. 1, 2, 3. Ir tada kitoks rezultatas. Tai pavyzdžiui, aš nusprendžiau, kad aš užsirašysiu į naują kursą. Nesvarbu, ar tai yra coachingo kursas, ar NLP, ar kažkoks tobulėjimo kursas, ar finansinis kursas, ar tiesiog norit išmokti, kaip daryti apskaitą buhalteriją, ar tiesiog užsirašyti į sporto salę. Ir pagaliau aš tiesiog kiek kainuos išmokėsiu, rasiu būdą ir kitokios mintys, kitoks jausmas, kitoks veiksmas ir tada jūs gaunat kitokį rezultatą. Ir jūs ką darot? Jūs auginat jau kitokį įprotį. Ir šitas naujas įprotis užsirašo ant seno įpročio ir jūs galite tada pajausti, jeigu kažką darot naujo, jeigu pakeitėt savo elgesį, darant tą naują, kažkur tas senas prabėga lyg tai per akis ar per kur, ir tas naujas, kartojant, jisai gaunasi vis stipresnis. Taip veikia
proto programų pakeitimas ir taip veikia įgalinanti mintis, naujas veiksmas, naujas jausmas, naujas rezultatas. Ir tada naujas rezultatas sustiprina įsitikinimą ir tada važiuojam toliau. Ačiū labai, kad žiūrėjot ir akivaizdu, kad darbas yra ilgas ir tam reikia vienintelio dalyko. Tai yra sprendimo ir įsipareigojimo tam sprendimui. Ir trečias, užsirašyti į coachingo sesiją. Jeigu jums šitas surezonavo, ir aš pasakysiu vieną dalyką iš savo patirties. Jeigu ateina žmogus su kažkokia tai, tarkim, finansinė problema, kaip pavyzdys, mes nueinam, pradedam gvildent tą problemą ir gaunasi, kad yra kažkokia povandeninė problema. Problemos problema, kuri iš tikrųjų duoda tą negatyvų kažkokį rezultatą ir tada su ta paviršutinė problema žmogus kaip ir užmaskuoja, nori pasauliui parodyti. Pavyzdžiui, kodėl alkoholikas geria? Nu, taip atrodo iš išorės, kad tokia problema. Be velnio. Jeigu žmogus naudoja kažkokius narkotikus, alkoholis irgi yra narkotikas, tai yra dažniausiai tai yra sulūžę santykiai. Tai pataisius santykis, nes žmogus geria dėl kažko, yra kažkas. Čia vienas iš pavyzdžių. Tai jeigu nori kažkokio pokyčio, ar nori geresnių santykių, ar nori santykių su pinigais, ar tiesiog susitvarkyti gyvenimą, kad galva veiktų geriau. Užsirašyk pas mane į coachingo sesiją. Mes per pirmą sesiją, kuri bus nemokama, pasižiūrėsim, ar mes viens kitam tinkam, ar mes gerai sutariam ir mes vieno kraujo, kaip Mauglis sakė, ir mes einam į priekį. Su tikslais, su norais, su svajonėm. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Pakomentuokit, galbūt kažkas surezonavo, galbūt turite daugiau klausimų. Ir jeigu patiko, liuksą, jeigu nepatiko, nu tai tada kokį kitą emoji. Iki. Ačiū.